Priekį matom 2 minkštinimo filtrus, abu kompaktiški, vienas mažesnis, kitas didesnis. Prieš vandens minkštinimo filtrus yra mechaninis filtras, štai toksai. Jis yra pirminio valymo, didžiausiam šiukšliam sugaudyti, jis yra praplaunamas. Rekomenduojama kas metus mechaniškai patį tinkliuką prasiplauti su šepetėliu. Jis yra nerūdijančio plieno 100 mikronų. Štai taip atrodo. Periodiškai, kas 3 mėnesius, patariama kraniuką pasukti, kad bendri teršalai nutekėtų į kanalizaciją. Taip, apžvelkime minkštinimo filtrus. Mažas kompaktiškas, čia pilasi druska, čia priekį. Druska yra tabletėmis, dažniausiai naudojama, štai taip atrodo. Čia yra ta pati valgomoji druska, suspausta su stipriu presu. Parduodama maišais po 25 kg. Vieno maišo užtenka nuo 2 iki 3 mėnesių. Pačiam balione, toliau, matosi yra balionas, ant viršaus yra užsuktas vožtuvas, pilasi kationitinis užpildas. Štai toksai, jis tarnauja apie 7 metus, tada keičiamas. Į šitą filtrą telpa apie 18 litrų minkštinimo dervos. Štai taip atrodo minkštinimo filtras. Čia yra pajungta žarnelė druskai, matom. Čia yra vožtuvas. Galim pasižiūrėti, ką jis įrašo. Dabar yra dabartinis laikas. Ar vanduo bėga per filtrą ar nebėga. Kiek liko kubų iki regeneracijos. Kas kiek dienų plaunasi. Ir viskas. Taip, yra pirmas ir antras gylis. Tai galim pasižiūrėti programavimą. Tai pirmam gylį matom, kad yra minkštinimo filtras. Tada pirmą programą plovimasis. Antrą programą druskos traukimas iš druskos dėžės. Traukia druską į patį balioną per šitą žarnelę. Ir sūdosi. Sūdosi nustatyta 60 minučių. Tada plaunasi nuo druskos sūdymo. Tada skalaujasi. Tada pila į druskos dėžę druską. Ir ruošia tirpalą kitam prasiplovimui. Čia užpildo kiekis. Čia kiek kubų gali išvalyti filtras. Visas pozicijas galima keisti. Čia toliau nieko nenustatinėjom, bet yra papildomos programos. Taip, galim pasižiūrėti į viršų. Dar vieną gylį. Taip, plaunasi antrą nakties. Ir kas kiek dienų. Taip, palaikius šios 2 mygtukus galima šias pozicijas keisti. Taip. Ir turim dar vieną gylį. Jau tokį programavimo gylį, kada einam jau į filtro vidų ir renkamės programos, kokie pajungimai, kitos papildomos programos, kas pajungta, kas nepajungta prie filtro. Taip, tai tų pajungimų yra daug, visokiausių jungčių. Čia laisva, čia laisva, čia laisva, čia laisva, čia laisva, čia laisva. Tai va, visokių dalykų galima prisijungti prie filtro. Taip, tai čia skalavimas, druskos traukimas, čia plovimasis, bet pamatom, galim keisti visokias programas. Taip, vėl plovimas, druskos pildymas ir paskutinė viskas. Taip, toliau keliaujam prie filtro. Štai čia yra kanalizacija. Čia yra parodyta įėjimas vandens, čia išėjimas, čia yra baipasas. Su šito baipasu reguliuojam vandens minkštumą, tai čia yra 100% minkštas vanduo, čia pasukama ir vanduo ne 100% minkštas. Štai šitoje vietoje yra skaitiklis, skaičiuoja kubus,